Advocate meilę savo prioritetų. Stenkitės patys padovanoti savo laiko, jums trūksta rūpestis, supratimo, įvertinimo, pagarbą. Tai nereiškia, kad tuomet šių dalykų nesulauksite iš kitų. Net tai iš tikrųjų yra vienintelis būdas jų iš kitų sulaukti. Negalite raktų nuo savo pilnatvės ir geros būsenos palikti kito. Net ir mylimiausio žmogaus kišenėje jūsų laimė, jūsų pačių darbas. Imti klystame manydami, kad jau sutikome savo žmogų. Tai nebebus nesutarimų, ginčių, nusivylimų, nuosmukių. Tikrai sielos bičiuliai neišvengiamai meta mums iššūkius iškelia į paviršių dalykus, kurių nenorime apie save žinoti. Provokuoja mus, jei esame nusiteikę sužinoti apie save daugiau. Suteikia mums vertingiausias gyvenimo pamokas, galimybę augti ir keistis. Mes neišmokstame iš tikrųjų mylėti, kai viskas klostosi puikiai. Meilė gimsta tuomet, kai beviltiškai nesuprantame vienas kito. Be po didelių pastangų įstengiame surasti bendrų taškų. Kai užsidarę virtuvėje verkime, o paskui nerastami savo vietos skubame atsiprašyti ir pasakyti nepyk. Aš labai tave myliu, be meilės ateina tada, kai randi savo tobulą žmogų. O tada, kai kasdien mokaisi mylėti tą, kuris šalia su visais jo netobulumais. Jūsų santykiai su savimi duoda toną visiems kitiems jūsų santykiams, todėl mokykitės mylėti save. Meilė savo nėra meilė plėšo žvėrės, kuriam atrodo, kad viskas aplinkui skirta. Jiem, kuris kiekvieną žmogų reikia kaip galima grobi. Visas aplinkybės vertina tik savo paties, savo naudos pasitenkinimo atžvilgiu. Kai kam nors myli, linki jam gerą, mylimiems žmonėms linkime pačių aukščiausių, pačių šviesiausių, džiaugsmingiausių dalykų. Nelinkime jiems menko, kaip blėsus ir džiaugsmą. Linkime taip augti, kad jiems tektų didis džiaugsmas, kad lydėtų gyvenimo pilnatvę. Štai tokiu atžvilgiu reikia mokėti mylėti ir save, teigia Grigorijus Skovoroda. Sėdėm labai dažnai savo laimės statome vienintelės santykių kortus. Įsivaizduojame, kad jei tik turėtume savo žmogų, nieko daugiau ir nebetrūktų. Išsispręstų visos problemos, amžiams taintų mus kankinusi vienatvė ir harmonina širdį. Meilė ir pagalba keisti santykiai iš tikrųjų suteikia daug džiaugsmo. Įvairių spalvų ir prasmių gyvenimui, tačiau mes visada linkę pernelyg sureikšminti tai, ko neturime. O kuomet sutinkame žmogų, su kuriuo pradedame kurti bendrą gyvenimą, labai greitai suvokiame, jei tik turime savistabos dovaną, koks buvau, tai atsinešiau į savo santykius. Koks aš tokie jie, mane į santykiai visą gyvenimą. Labai bijojau likti vieniša, tai mažoje pakeitė baimė prarasti mylimį. Jei anksčiau nežinojau, ką daryti su savo laiku, jausiuos atstumtas kas kartą. Kai partnerė norės skirti laiko savo mėgiamai veiklai ir pomėgiams, išsvajotos ramybės kaip nebuvo likti viena. O ką jau kalbėti, kai išorėn ima lysti menka savivertė, noras būti visada teisiam ar seni skauduliai. Išvada ta pati, pradėkime nuo savęs, susidraugauk su savimi.